Kauno pilis – seniausia mūrinė pilis Lietuvoje ir yra respublikinės reikšmės architektūros paminklas, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1361 metais. 14 amžiuje šalia buvusios gyvenvietės Nemuno ir Neries santakoje pastatyta Kauno pilis. Vienas svarbiausių lietuvių kovos prieš kryžiuočių atsparos punktų. Kauno pilis yra gotikinis gynybinis statinys, turintis 2 eiles gynybinių sienų. Tai vienintelė tokio tipo pilis Lietuvoje. 1362 metais po 3 savaičių apsupties kryžiuočių pilį sugriovė, teko pilį atstatinėti ir iki 1368 metų buvo sumūryta antroji pilis. Buvo statyta tik vidinė gynybinė siena, bet su 4 bokštais sienų kampuose. Šiuo metu pilies liekanos tai pusiau uždaras kiemas, kurį riboja 2–3 metrų aukščio pietinė siena, nedidelis rytinės sienos fragmentas su vartų arka ir iš dalies pažymėti rytinės bei vakarinės sienų kontūrai. Pietvakarių kampe išliko kvadratinio bokšto apačia, o pietryčių apskritas. Viduje atstatytos medinės perdangos, viršus uždengtas plokščiu gelžbetoniniu stogu.